Kol pacientai pūva eilėse ir pusmetį laukia gydymo, mokesčiai surinkti, tačiau vietoj realios pagalbos milijonai pilami į betoną. Valdžia stato auksinės ligoninės griūvančioje sistemoje su medikų ir finansavimo paslaugoms trūkumu. Nuostabu. Tiesiog nuostabu. Valstybė, kurioje žmonės mėnesiais laukia pas specialistus, pagaliau rado prioritetą. Dar vieno blizgančio pastato statybas. Šįkart infekcinių lygų korpusą Kaune už maždaug 53 milijonus eurų, iš kurių didžiąją dalį finansuoja Europos Sąjunga. Nes juk akivaizdu, didžiausia Lietuvos sveikatos sistemos problema šiandien ne eilės, ne gydytojų trūkumas, ne prieinamumas, o trūkstamas dar vienas modernus stiklinis pastatas su sraigtasparnių aikštele. Prioritetai geležiniai. Per COVID išmokome pamokas? Taip, žinoma. Išmokome, kad reikia ne veikiančios sistemos, o gražesnių sienų. Kad vietoj gydytojų geriau izoliacinės palatos. Vietoj realios paslaugų prieigos atsparumas grėsmėms. Skamba solidžiai, ypač kai pacientas laukia 3-6 mėnesius pas gydytoją specialistą ir galiausiai sužino, kad kvotos baigėsi. Bet palauk, juk čia strateginės reikšmės objektas, atsparumas krizėms, tarptautiniai standartai. Kitaip tariant, klasikinis biurokratinis bingo. Kuo daugiau skambių frazių, tuo mažiau ryšio su realybė. Ir tada ateina pats absurdiškiausias momentas. Vienoje rankoje rezerviniuose fonduose laikomi šimtai milijonų iš sveikatos mokesčių, kitoje reali sistema, kur žmonės laukia mėnesiais, paslaugos ribojamos kvotomis ir taip tyliai žmonės priverstiniu būdu siunčiami mokėti už privačios medicinos paslaugas. Bet viskas gerai, nes Kaune pastatas bus, kuris atitiks aukščiausius standartus. Ironija tokia stora, kad ją galima pjauti skalpeliu. Dar geriau, patys pripažįsta, kad net neturi pakankamai specialistų. Na, jie sako, neturime vaikų infektologo, bet tikimės rasti. Tai kaip čia? Pastatas yra, pacientai bus, o gydytojus gal rasim? Fantastika. Gal dar pacientai patys save gydys, juk infrastruktūra moderni. Visa ši istorija yra klasikinis pavyzdys, kaip imituojama pažanga. Statome, nes yra ES pinigai. Pristatome kaip istorinį žingsnį. Ignoruojame faktą, kad sistema realiai neveikia, o iš tiesų medicinos sektoriaus kolapsas. Rezultatas – turėsime gražią, modernę, strategiškai svarbę ligoninę. Sistemoje, kurioje žmogus vis tiek negali laiku patekti pas gydytoją. Bet svarbiausia, atidarymo juostelė bus perkirpta. O pacientai palauks.